Tai va, sveiki mėlėjai, pagaliau aš grįžau su savo nuostabiais nuotykiais. Šiandien mes darysim klubneką. Klubneką patys, žinot, mėgsta visas girtas, panikęs. Kad padaryt gerą klubneką, pradžiai reikia melodijos kažkokios. Parašom kažkokį labai durną melodiją. Čia matot, mes panaudojam 1, 2, 3 natas panaudojam. Hebra, net ne 4, 3. Aš galiu jums gerai parodyti, ką aš čia uždėjęs. Taip atrodo. Organ 2. Viskas. Nieko daugiau galvot nereikia. Surandam kiką. Kikas. Nieko daugiau galvot nereikia. Viskas. Užlūpinam. Command L. Va taip, paimat, žiūrėkit. Paimat, va taip. Command L ir užlūpinam. Всё. Paklausom. Va, jum dar kažko reikia? Nu gerai. Dar kažko biškelį reikia. Reikia mum klepo. Va šitą likėlio. Neblogai, bet huine. Va, kažką tokio ar... Viskas. Paklausom. Nu, jau kačiajat. Jau kačialino viskas čia. Ta prasme, jau įsivaizduoju, mašiną važiuoju ir... Aš jau sugalvojau žodžiu. Aš lėkiu iš Kauno į Šiaulius ir žinau, merginų daug ten bus. Kodėl iš Kauno į Šiaulius? Nes nei aš gyvenu Kaune, nei aš važiuoju į Šiaulius. Teisingai. Va. Aš varau iš Kauno į Šiaulius. Kodėl kiekvieną kartą aš tik praedu? Alio. Sveiki. Jum irgi gražias visą. Tai va, grįžtam prie... Aš varau iš Kauno į Šiaulius. Plius minus, okei. Sakiau, bet dabartinė muzika nėra ką veikti vapšė. Aš net nesuprantu, kodėl, dauguma tų atlikėjų Lietuvoje, yra populiarūs. Tai va, mes turim garselį, pagal kurį girtos merginos džiaugias. Ko dar reikia? Nu gerai, raizeriuko kokią, Aš jums parodysiu, ką aš čia turiu. Tai aš turiu vieną autotuną, po kurio eina antras autotunas, nu ir kažkokių dar efekčiukų. Aš varau iš Kauno į Šiaulius. Be efekčiukų va taip skamba. Aš varau iš Kauno į Šiaulius. Žodžiu, čia visa daina, ten daugiau ir nereikia nieko. Tikrai sakau, jeigu netikit, va, aš jums sulipdžiau dainą su klipu kažkokio, kur pavyko man sulipdyti. Žiūrėkit. Aš varau iš Kauno į Šiaulius. Ir žinau, merginų daug ten bus. Naujų soundų lepinsiu aš jūs. Parodysiu visiems, kas yra krūts. Krentu aš į tačią, surenku savo draugus. Imu Vikas Rūtas ir kažkokius kitus. Sukasi jau diskas, gėrimas tikrai stiprus. Nostalgija jau pilna, kaip atrodo jos status. Ačiū, kad žiūrėjot. Tu turi galimybę nuspręsti, kokio netalentingo Lietuvos atlikėjo dainą man pakartot ir mėgaukis laidą. Kas pakomentuos, turės šansą laimėti, aš nusiųsiu paštu jums stikerius. Memsinius stikerius, jų bus daug. Tokie visai juokingi. Tai vat, tai kai tik pakomentuojat, iškart dalyvaujat konkurse. Viskas easy. Easy peasy.